Labą dieną. Labą dieną. Sveikinamės iš Stepono Dariaus ir Stasio Gerėno Aleksoto aerodromo ir šiandien kalbinsime pilotą Gintutą Stanulį, instruktorių, žmogų bimotorių lėktuvu perskridusi Atlanto vandenyną. Būtų įdomu sužinoti apie jūs. Nu kaip, vardą pavardę sakėt, pagrindiniai turbūt ir įdomiausią pasiekimą sakė, tai Atlantas pirmyn atgal su mažu lėktuvu ant Dariaus Gerėno 70 metinių proga. Skraidau nuo pat jaunystės, noras skristi irgi, kiek prisimenu, visą laiką buvo ir kaip tik tai amžius leido tą daryti, pradėjau skraidyti. Tai koks tas amžius buvo? 17 metų. O koks pirmasis lėktuvas buvo? Pirmas lėktuvas buvo Jak-18A. Aš pradėjau skraidyti Pociūnuose, DOSAFO tuo metu organizacijoje, nes biografija mano nebuvo gera tam laikmečiui ir, kaip kas vadina didžioji aviacija, manęs tiesiog nepriėmė. O kodėl būtent nusprendėt lėktuvus skraidyti, o ne, pavyzdžiui, sklandytuvu ar sraigtasparniu? Lėktuvas yra techniškai sudėtingesnė mašina, daugiau galimybių, greitesnis, judresnis ir pasirinkimas be jokios abejonės buvo tenai. Sklandytuvas yra toks, neturi variklio, priklausomas nuo oro sąlygų, galimybės yra mažesnės. Tai ir labiausiai patraukė lėktuvai? Jo, taip, be abejonės ir Jak-18 aš pradėjau skraidyti kaip tik jau nuo aukšto pilotažo tuo metu vadinosi. Jak-18A pagrindinės aukšto pilotažo figūras darydavau. Minėjote, kad 2003 metais skridote per Atlantą pagerbdami 70-asis Dariaus ir Gerėno metinės. Tai kaip jums sekėsi tas skrydis, nes žinome, kad susidūrėt su techniniam problemom. Ką galite papasakoti apie tai? Skrydis gan ilgas, mes ten mėnesį laiko, aišku, pabuvom Amerikoje pakankamai. Paskraidėm, Čikagą, New Yorkas, Amerikos lietuviais bendravom. O skrydis, aišku, sudėtingas. Pirmą kartą patirties nėra. Ir mūsų lėktuvo amžius, nei didelis, nei mažas, buvo pagamintas 1967 metais. Tai technika nenauja ir per tokį laiką, visko ten mums atsitiko, gedo, lūžo, remontavomės, bet sėkmingai suskraidėm. Jeigu trumpai labai. O ore buvo kažkokių nuotykių? Taip, turėjom elektrą buvom praradę, nutūpėm, veikė tik lėktuvo variklis, daugiau niekas neveikė, kas liečia pačius atsitikimus ore, su kuro sistema buvo problema, bet įsisprendė viskas ir... O kur teko nutūpti? Tūpėmės, pirmas tūpimas buvo Norvegijoje Bergene, paskui Islandija Reikjavikas, Grenlandija yra toks aerodromas, labai įdomus, sudėtingas, su sudėtingu pavadinimu Nesosrakua. Girdėtas. Yra 100 km nuo vandenyno kranto, kalnuose, ateini tarpekliu, ten jokios įrangos, nieko nėra, orai dažnai visokiausi. Ir iš Grenlandijos, Kanada, paskui dar vienas tūpimas Kanadoje buvo. Toliau New Yorkas, Čikaga ir tuo pačiu maršrutu atgal. Tūpimai dėl to, kad lėktuvas nepajėgus paimti tiek kuro. Taip. Reikia dasipildyti kuro ir tokiu maršrutu, taip sakant, tada praskrendi. O atgal sekėsi kaip? Atgal jau žymiai geriau. Turėjau mes gedimus ir įrangų lėktuvo, navigaciniuose prietaisuose. Ilso buvom netekę, reiškia, klubūdų negali tūpti. Amerikoje iš lietuvių turi remontinę bazę, vienas turėjo, Čikagos ten priemiestį, praskrendė, susitvarkėm prietaisus ir grįžom jau, taip sakant, antras kartas jau žymiai geriau negu pirmas grįžti. Patirties buvo daugiau. Ir galbūt ir orai sutapo, ir lėktuvo paruošimas, nes gan savaitę ten mes Amerikoje krapštėmės su lėktuvu, dirbom. Taip pat šiandien stovime prie jūsų lėktuvo amfibijos. Tai mano žiniomis šis lėktuvas gali leistis ir ant vandens ir ant kieto paviršiaus.
Kaip jums kilo mintis išsilaikyti šio lėktuvo licenciją, kur tai padarėte? Licenciją amfibijos aš gavau Floridoje, Jungtinėse valstijose, nes Lietuvoje, aišku, tokių galimybių nėra, tokių licencijų nėra ir buvau nuskridęs į Ameriką, į mokyklą pabaigiau, užsilaikiau egzaminus ir gavau piloto licenciją amfibijiniams lėktuvams, vandeniniams lėktuvams. O mintis kilo labai paprastai. Vanduo yra gražu, esu žvejas, užkietėjęs ir lėktuvo galimybės panaudojamos visiškai yra kitos. Tu nesi pririštas prie aerodromų, daug kur gali nutūpti, labai gražių vietų pamatyti, kur šiaip nei mašina privažiuosi, gal ir priplaukti sunku ir galimybės lėktuvų labai įdomios. Tai rinkimės su amfibijom žvejoti tada? Žvejoju ir dažnai Kauno mariose domisi, tik labai kartais trukdo visi praplaukiantys, įvairių pasiūlymų išgirsti, klausia, ar nesugedo, ar dar kas nors, arba priplaukia, bangas kelia, žuvizmą baido, bet kai pamato, būna nustebę ir, taip sakant, irgi plaukiojantiems šiokia tokia atrakcija turbūt. Tai minėjot, kad Lietuvoje nėra kur išsilaikyti licencijos, turbūt ir įsigyti nėra kur tokio lėktuvo, tai kur jums pavyko jį įsigyti? Lėktuvas istorija jau jis yra brazilų gamybos, šiuo metu perkelta gamybos bazė į Jungtinės valstijas, o šis lėktuvas iš komponentų yra surinktas Lietuvoje, konkrečiai. Bendrai lėktuvų Lietuvoje įsigyti, aišku, naudotą gali nupirkti tik tai, bet šiaip tai visi lėktuvai ateina iš užsienio. Bet jų ir nedaug turbūt yra Lietuvoje? Ne, retas atvejis, tokia yra viena ir yra dar dvi didesnės. Jau lėktuvai, šito klasė yra kaip ultralaitas, jis toks nedidelis, reiškia mažiukas, anie didesni du. Taip pat jūs matome ir skraidant su istoriniais lėktuvais, tai ką galite apie juos pakomentuoti, kuo jie skiriasi nuo kasdienių lėktuvų, kaip Cessnos ar kitų? Istorija yra istorija, kaip ir mašinos istoriniais nuo šiuolaikinių skiriasi, taip ir lėktuvai, techninė įranga, galimybėm, bet tai yra labai įdomu, tai yra istorija, kas domisi, yra toks labai patraukiantis užsiėmimas. Teko skraidyti man su keletu, buvo atstatytas Anbu antras, su kuriuo teko paskraidyti iš lietuviškų konstrukcijų. Tai tokia istorija, kas liečia istorinius. Taip pat esate instruktorius, mokote kitus skraidyti, tai su kokiais lėktuvais tai darote, kodėl pasirinkote tokį kelią? Kelias kaip instruktoriaus automatiškai, kai įgyji patirtį, paskraidai. Anksčiau skraidydavo Kauno aeroklube, yra žmonių, kurie nori išmokti, reikia, kad kažkas juos mokytų. Antra ir pats paskrendė. Ir ekonomika tada geresnė, vis tiek instruktorius irgi, kaip ten bebūtų, mažiau, bet vis vien skrenda šalia sėdėdamas. O kokių savybių jūsų nuomonė reikia žmogui, kuris nori išmokti skraidyti? Pati svarbiausia savybė, tai yra didelis noras. Ir motyvacija turbūt. Taip, jeigu tas yra, žmogus juda į priekį ir dažniausiai pasiekia. Sveikata, aišku, reikalinga atitinkamą turėti, kad galima būtų pilotuoti lėktuvą. O visą kitą mes padedam, žmogus, jeigu turi tikrą norą, užsispyrimą, jisai skris. O jūs esate tikrai daugybė lėktuvų skridęs. Kuris jums lėktuvas labiausiai patinka ir galbūt dar yra ir lėktuvus, kuriais norėtumėt praskristi, neišbandęs esate? Tai taip, aišku, yra lėktuvų, kuriais norėčiau praskristi, bet galimybės praktiškai nėra tokių. Mane labai domina, kaip aš domiuosi istoriniais lėktuvais, istorija Antro pasaulinio karo, ypatingai naikytuvai. Tikime Messerschmittas, Focke-Wulfas su Spitfire'u, Anglijoje yra galimybė paskristi, galbūt mes ją ir įgyvendysim.
Linkiu tikrai tai padaryti. Jeigu kalbant apie tai. O lėktuvų labai daug tipų, kurį nors vieną išskirti yra sunku. Aišku, man labai patinka akrobatinis skraidymas. Pagrindė mano daugiausia skraidyti su Jak 52 ir dabar skraidau pilotažą. O amfibijos aišku, kad patinka, kadangi stovi. O mūsų mokykla pagrindė dirba su tokiais labai gerais lėktuvais, amerikiečių gamybos Grumman. Turim 2 ir su jais, su mokiniais, kartu dirbam irgi labai smagus lėktuvas. Taip pat važinėjate motociklais. Galbūt motociklai yra kuo nors panašus į lėktuvus? Taip, be abejonės, tai yra laisvės laipsnis didelis, technika galinga ir kaip mes skaitom, kai būdavo senais gerais laikais, tarpukario laikais, pilotai dažniausiai prie lėktuvų atvažiuodavo motociklu. Taip. Tokia tradicija buvo ir, reiškia, Darius turėjo motociklą. Muziejuje praeitais metais buvo eksponuojamas tokio pačio tipo, teko dalyvauti tenais pristatant ir motociklas, plus prie mūsų klubo yra klubas motociklistų, Sparno broliai vadinasi. Ir kiekvienais metais faktiškai mes kažkur susibūrę, bendraminčiai su motociklais važiuojam ir gana toli Europą, kitos šalys ir aišku Lietuva. Kur toliausiai esate nuvažiavęs? Italija turbūt buvo tolimiausias maršrutas. Švedija, Suomija, Prancūzija, praktiškai didelį dalis Europos apvažiuota. Tai gal ir į Aziją kada nors? Galbūt, bet Afrika traukia, bet čia ateities planai, žiūrėsim kaip čia. Ir pabaigai jau tradicija tapęs mūsų klausimas, tai ką galėtumėte palinkėti šiuolaikiniam jaunimui, kuris nori savo gyvenimą sieti su aviacija? Palinkėti didesnio noro, užsispyrimo ir galbūt mažiau kompiuterių, mažiau galbūt mūsų laikais, gal dabar kitaip atrodo, buvo noras kaip ir didesnis. Taip pat, kas nori skraidyti, pas mus skraido, pavyzdžiui, avialinijų pilotų, nemažai ateina paskristi, kur nuo žmogaus dar daugiau priklauso, mažiau automatikos, mažiau kompiuterizuotas lėktuvas, tiesiog jauti, kad kitaip skrendi, negu tai, kad valdai kompiuterį skrendantį. Taip. Tai supratau, ačiū už jūsų dėmesį. Iki kitų kartų.